Sveiki! Šioje apžvalgoje apžvelgsime ir palyginsime dvi lėtaeigės ir vieną greitaeigę sulčiaspaudės. Kuving sulčiaspaudę pristato sulčiaspaudžių parduotuvė Sveikos sultys LT. Egzistuoja labai daug faktų ir teiginių apie lėtaeigę sulčiaspaudės ir šioje apžvalgoje pabandysime juos patikrinti. Pradėsime nuo surinkimo. Pirmoji lėtaeigė sulčiaspaudė Versapers Emotion 2G chromos spalvos. Iš viso yra 9 pagrindinės sudedamosios jos dalys. Tai sulčiaspaudės pagrindas, dubuo, smulkus koštuvas, sukamasis šepetėlis, išspaudimo sraigtas, dėtuvė su stumikliu bei indai sultims ir išspaudoms. Taip pat prie šios sulčiaspaudės yra papildomas pakeičiamas stambus koštuvas skirtas spausti tirštesnėms sultims. Kita lėtaeigė sulčiaspaudė Kuvings NS 850 sidabro spalvos. Joje tiek pat pagrindinių sudedamųjų dalių ir jos konstrukcija labai panašiai Versapers, tačiau nėra papildomo stambaus koštuvo. Taip pat prie jos išbandysime papildomą priedą daržovių smulkinimui su šia sulčiaspaude, kuris specialų dubenį tiesiai statomas išspaudimo sraigtas, bet apie jį apžvalgos pabaigoje. Trečioji sulčiaspaudė Stolar. Tai greitaeigė sulčiaspaudė. Ją sudaro 7 dalys. Pagrindinė sulčiaspaudės dalis, dubuo, sėtelis su smulkintuvu, dėtuvė, stumiklis, indai sultims bei išspaudoms. Kaip pastebėjote, lėtaeigė sulčiaspaudės turi truputėlį daugiau sudedamųjų dalių ir jas surinkti užtrunka šiek tiek ilgiau. Išbandėme, kiek laiko užtrunko kiekviena sulčiaspaudė įspausti 900 gramų morkų. Greitaeigė sulčiaspaudės sultis įspaudė maždaug per minutę. Lėtaigėms sulčiaspaudėms morkas dar reikėjo supjaustyti, nes didesnės netilpdavo, taip pat iš lėto jas dėti į sulčiaspaudę. Nesidėjus daugiau ar šiek tiek paspaudus, sulčiaspaudė gali užstrigti. Lėtaigės tokį patį kiekį morkų išspaudė per 3-4 minutės. Spaudžiant kitas sultis, didžiausia problema su lėtaigėmis sulčiaspaudėmis buvo ta, jog reikėjo beveik visas daržoves ir vaisius prieš spaudžiant šiek tiek susismulkinti. Tačiau ir greičiau reiškia geriau. Morkų sulčių skonis buvo panašus, tačiau greitaigės sulčiaspaudės sultyse buvo ypač daug smulkių nuosėdų, kurios nemaloniai jautėsi jas geriant. Lėtaigių sulčiaspaudžių sultyse tirščių buvo šiek tiek mažiau ir jie buvo stambesni. Taip pat lėtaigės sulčiaspaudės išsaugo daugiau vertingųjų medžiagų sultyse, dėl to jos yra žymiai sveikesnės. Kitas įdomus rezultatas – greitaigė sulčiaspaudė įspaudė maždaug trečdaliu daugiau morkų sulčių nei lėtaigės, tad reikėtų žiūrėti skeptiškai lėtaigių sulčiaspaudžių teiginį, jog jos įspaudžia daugiau sulčių. Spaudžiant kitas sultis, sulčių kiekis tarp visų sulčiaspaudžių buvo labai panašus. Dabar išgirsite, kokį garsą skleidžia sulčiaspaudės spaudžiant obuolius. Su lėtaigėmis sulčiaspaudėmis buvo žymiai maloniau dirbti triukšmo atžvilgiu nei su greitaeige, kuris skleidė tikrai žymiai didesnį garsą. Dabar pabandysime spausti įvairias skirtingas sultis ir palyginti rezultatus. Tarpuose tarp sulčių spaudimo sulčiaspaudžių vandeniu nevalėme. Morkos. Greitaigė sulčiaspaudė laimėjo kiekio atžvilgiu, tačiau pačios sultis buvo skanesnės lėtaigių. Išspaudos greitaigės buvo labai smulkios ir sausos, o lėtaigių stambesnės ir drėgnesnės. Obuoliai. Spaudžiant juos gautų sulčių skonis buvo labai panašus, tačiau greitaigės sulčiaspaudės spaustos sultis buvo susisluoksniavusios, buvo daug putų. Lėtaigių sulčiaspaudžių sultis buvo vientisesnės, o Kuving spaustose sultise buvo šiek tiek daugiau minkštimo. Pomidorai. Spaudžiant juos buvo pastebėtas didžiausias lėtaigių sulčiaspaudžių pranašumas. Greitaigės sultis buvo taip pat susisluoksniavusios kaip obuolių, o sultis buvo labai rūgščios ir skystos. Tuo tarpu lėtaigių sulčiaspaudžių sultis buvo vientisos su minkštimu, šiek tiek saldesnės ir tikrai priminė parduotuvėje perkamų sulčių konsistenciją. Skonio atžvilgiu tikrai laimi lėtaigės. Sulčių kiekio skirtumas buvo nežymus, nes pomidorai buvo skirtingų dydžių. Išspaudos lėtaigėse buvo tyrelės formos, o greitaigės liko tik žievelės. Salieras. Sulčių skonis buvo labai panašus. Deja, lėtaigės sulčiaspaudės reikėtų pravalyti vandeniu spaudžiant skirtingas sultis vienas po kitų, nes gali pakeisti naujai spaudžiamų sulčių spalvą, kaip matote. Greitaigiai sulčiaspaudei to daryti nebūtina.
Didžiausia bėda spaudžiant salierą buvo ta, jog jis šiek tiek gali užkimšti lėtaigės sulčiaspaudes, todėl reikėtų atkreipti dėmesį spaudžiant didesnį jų kiekį. Lėtaigių išspaudose buvo daug plaušinės medžiagos, greitaigės, daugiau smulkių ir sausų liekanų. Imbieras. Grynų sulčių gerti nepatartina, jas vertėtų įmaišyti į kitas sultis. Kaip matote, sultis išspaudė lengvai. Greitaigės sulčiaspaudės išspaudose dažnai lieka didesni kietesnių daržovių gabaliukai, kurių nesugeba išspausti. Kaip minėjau prieš tai, salieras buvo šiek tiek užkimšęs lėtaigės, sulčiaspaudės ir imbiero išspaudos jose šiek tiek buvo užstrigusios. Apelsinai. Apelsinų sultis su greitaigės sulčiaspaudė susisluoksniavo buvo rūgštokos. Su lėtaigėmis sultis buvo žymiai sodresnės spalvos, turėjo daugiau mikrominkštimo, nuo kurio sultis tapo dar skanesnėmis. Apibendrinant visas sultis, skonio, vaizdo ir maistinių savybių atžvilgių lėtaigės sulčiaspaudės tikrai laimi prieš greitaigės. Lėtaigės sulčiaspaudės galima valyti darbo metu įpilant vandens. Štai kaip tai atrodo. Tai padės išvengti sulčių susimaišymo tarp spaudimo. Pilnas sulčiaspaudžių plovimas. Greitaigės sulčiaspaudę išplauti užtrukau apie 3,5 minutės, o lėtaigės apie 4,5. Lėtaigės išplauti ilgiau užtruko dėl to, jog jose daugiau detalių, taip pat tarp, kuriuose kaupiasi išspaudos. Tačiau su specialiu šepetuku jas išvalyti buvo tikrai nesunku. Kuving sulčiaspaudė turi specialų keičiamą dubenį, į kurį tiesiai statomas smulkinimo sraigtas. Jis skirtas smulkinti įvairias daržoves. Šiandien išbandėme, kaip jis smulkina bulves. Rezultatas gavosi tikrai įdomus, o iškepti bulviniai blynai buvo įdomios konsistencijos ir tikrai labai skanūs. Taip pat šis priedas yra tinkamas ir mėsos malimui. Kainos. Tokio tipo Stolar greitaigė sulčiaspaudė kainuoja apie 700 litų. Lėtaigė Versapers kainuoja apie 1300, o lėtaigė Kuvings taip pat apie 1300. Na, o papildomas priedas daržovių smulkinimui apie 120 litų. Apibendrinant, nors su greitaigėmis sulčiaspaudėmis sultis galima įspausti greičiau, nereikia vaisių ir daržovių susipjaustyti prieš juos spaudžiant, o sulčiaspaudės valymas yra greitesnis, tačiau sulčių skonių, išvaizda ir naudingumu sveikatai tikrai laimi lėtaigės sulčiaspaudės. Abejos lėtaigės sulčiaspaudės buvo labai panašaus lygio ir nebuvo pastebėta didesnių jų skirtumų.